Kai mes susipažinom, po mėnesio ji pasakė, kad mane myli. Ji pasakė, kad aš esu tobulas, kad aš jos svajonių vyras ir kad ji nori praleisti visą gyvenimą su manimi. Aš buvau pakerėtas. Atsakiau, kad aš irgi ją myliu. Ji šiek tiek apsiašarojo, o po to mes bučiavomės. Kai mes pradėjom gyventi kartu, po mėnesio ji pasakė, galėtum ir nerūkyt. O dar po mėnesio galėtum mažiau gert. O po pusės metų pasakė, kad man nederėtų tiek daug laiko skirti draugams ir kad geriau pabūčiau namie, o ne į koncertus eičiau, vis tiek jie visi vienodi. Aš stengiausi. Mečiau rūkyt, išgerdavau alaus kartą per mėnesį. Nustojau lankytis visokiose skylėse, nepamenu, kada paskutinį kartą buvau koncerte. Aš net nustojau rašyti eilėraščius. Leidau daug laiko namie. Sukaliau lentynas ir jas pakabinau. Kiekvieną savaitgalį kruopščiai tvarkiau namus. Pradėjau gaminti valgyti, pradėjau domėtis rimtais dalykais. Žinojau, kur kokie maisto produktai pigiau kainuoja. Kada bus akcija buitiniai chemijai. Aš pamilau drabužių lyginimą, tualeto ir vonios valymą, ištapetavau kambarį ir net mano mama, kuri nuolat priekaištaudavo dėl mano nebrandumo, kartą pasakė: sūnau, aš tokia laiminga, tu pagaliau subrendai. Bet ta mergina, ne. Ji kažkodėl netrodė labai patenkinta dėl mano pastangų keistis. Ir kai vieną vakarą ji grįžo namo girta, prisirūkiusi ir susitaršysiais plaukais, ji pasakė, mums reikia pasikalbėti. Ji pasakė, tu pasikeitai, tu tapai per daug rūpestingas. Ji pasakė, kai nustojai rūkyti ir gerti ir šlaistyti su draugais, tapai neįdomus, visai nepaslaptingas. Ji pasakė, su tavim dabar išvis neįmanoma gyventi, o tada pasiėmė rankinę ir išėjo. Likau sėdėti nieko nesupratęs. Mano išblizginta dujinė orkaitė ir iki negalėjimo švarūs indai man negalėjo paaiškinti, kas čia ką tik atsitiko, ką aš blogo padariau šį kartą. Tada ir prisiminiau tėvo žodžius. Kartą jis man sakė, sūnau, vyrai niekada nesupras moterų. Užuot bandęs joms įtikti, būk savimi. Manau, kad tą kartą jis buvo teisus.